Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnė Skamarakaitė ir čia speciali prezidento rinkimų agitacijai skirta laida. Ji parengta pagal Vyriausiosios rinkimų komisijos taisyklės, apmokėta LRT ir Vyriausiosios rinkimų komisijos burtai lėmė, kad šiandien debatuose dalyvauja kandidatai, tai yra dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė. Labas rytas. Labas rytas. Ir taip pat nuotoliu su vaizdu dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Labą rytą. Labas rytas. Tai, mėly klausytojai, aš kviečiu ne tik klausytis mūsų, bet taip pat ir žiūrėti portale LRT LT. Esminės nuostatos, kurios patvirtintos Vyriausiosios rinkimų komisijos, yra tokios, kad klausimai kandidatams nebūtinai vienodi, tačiau turi būti lygiavertiški. Klausytojų taip pat skambučių lauksime 2363 Vilniaus kodas 85. Tik tai pagal patvirtintas Vyriausiosios rinkimų komisijos nuostatas galime išklausyti ir išgirsti ir atsakyti į nedaugiau kaip po 3 klausimus vienam kandidatui. Kandidatai taip pat gali užduoti klausimus vieni kitiems, jeigu turi tokio noro, ir žinoma diskutuoti tarpusavėje. Mano reikalas tik užtikrinti, kad maždaug po vienodai laiko kandidatai turėtų galimybę pasisakyti. Tai ir matyti ir pradėkime, ilgai nelaukia. Ponia Šimonytė, kokio prezidento reikia šiandienos Lietuvai? Manau, kad pirmiausia reikia prezidento, kuris nuosekliai gintų Lietuvos saugumą ir nuosekliai rūpintųsi tuo, kad Lietuva būtų saugi. Čia turbūt yra dabartinės geopolitinės situacijos tiesioginė išvestinė, bet manau, kad taip pat reikia prezidento, kuris gintų liberaliąją demokratiją, gintų žmogaus teises ir laikytųsi Konstitucijoje apibrėžto įsipareigojimo būti visiems lygiai teisingas. Pone Nausėda. Manau, kad prezidentas turi būti aktyvus tiek užsienio, tiek vidaus politikoje. Pagrindiniai prioritetai, kurie yra šiuo metu, yra visiems puikiai žinomi. Tai aktyvus Lietuvos vaidmuo remiant Ukrainą ir dalyvaujant tarptautinėse struktūrose, ypatingai NATO ir Europos Sąjungoje, nes ten priimami patys svarbiausi ir mūsų gyvenimą lemiantys sprendimai. Taip, prezidentas taip pat turi rūpintis, kad korupcijos lygis mažėtų, kad žmonės jaustų, kad mūsų valstybė yra daugiau teisingumo, kad teismų sistema dirba sklandžiai. Na ir be jokios abejonės prezidentas turi rūpintis ir socialinę valstybės padėtimi, kadangi man tai yra nedalomi dalykai. Valstybės išorinis saugumas ir vidinis saugumas yra tarpusavio susiję. Ir jeigu žmonės nesijaučia savi savo valstybė arba jeigu jie jaučiasi susvetimėję su savo valstybė, tikėtis iš jų paramos kritiniais istorijos momentais yra gerokai sudėtingiau negu tada, kai visi esame vienoje valtyje ir rūpinamės vieni kitais. Ponia Šimonytė, jūs ir anksčiau kritikavot, kad Gitanas Nausėda per daug vidaus politikai teikia dėmesio ir tai, kaip suprantu, jūsų manimų programuoja konfliktus su Seimu ir vyriausybė. Kaip jūs matote tą situaciją? Aš manau, kad vidaus politikai dėmesio reikia skirti tiek, kiek numato šalies konstitucija, ir tai reiškia, kad prezidentas turi savo vaidmenį, kai jis pasirašo Seimo priimamus įstatymus ir gali netgi dėl jų turėti vienokią arba kitokią nuomonę, tarkim, gali teikti pataisas į procesą, gali vetuoti tam tikrais atvejais, kada tam yra tikrai rimtas konstitucinis pagrindas. Tačiau vis dėlto aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje renkamas yra ne tik prezidentas, bet renkamas yra parlamentas. Ir parlamentas, jame susiformavusi dauguma patvirtina vyriausybę, patvirtina jos programą, duoda jai mandatą veikti, ir vykdomoji valdžia visų pirma yra vyriausybės rankose. Tad rūpestis tokiais dalykais kaip švietimas, sveikata, socialinė apsauga yra pirmiausia vyriausybės atsakomybė ir vyriausybės pareiga. Ir prezidento vaidmuo čia yra toksai, kad konkuruoti su vyriausybė arba konkuruoti su parlamentu, ypatingai konkuruoti tokiu būdu, kad visi darbai, kurie yra visuomenėje populiarūs, tarsi būtų priskiriami prezidentui, o tie darbai, kurie galbūt reikalingi, reformos įvairios, kurios nebūtinai yra populiarios, jau yra paliekamos vyriausybei, tai nėra telkiančio vadovo modus operandi. Pone Nausėda. Džiugu girdėti, kad prezidentui leidžiama turėti savo nuomonę dėl įstatymų, kurie yra Seime priimami.
Taip, tą nuomonę aš turėdavau, ją išreikšdavau tiek pasirašydamas įstatymus, jeigu manydavau, kad jie atitinka mūsų šalies interesus, tiek ir juos vetuodamas. Kartais susidurdavau su tokiu gana keistu požiūriu, kad vetavimas būdavo atmetamas vien dėl to, kad būtų atmetamas veto. Tai yra, ne visiškai aukštos politinės kultūros pavyzdys ir galiu prisiminti visiškai neseną sprendimą dėl naktinių taikiklių, kuomet vetavau įstatymą ir to įstatymo vetavimą netgi pritarė jam sėdinti gerbiamą premjerę čia studijoje. Bet nepaisant to jis vis tiek buvo atmestas, gal šiek tiek dėl kitų priežasčių, matyt, kad tuo metu Seime buvo tik tai dvi partijos, medžiotojų partija ir nemedžiotojų partija, ir visos ideologijos taiga išsitrynė, tai rodo, kad kartais nelabai tos ideologijos tvirtai ir yra mūsų partijų gyvenime. Bet nesvarbu, eikime prie esmės. Aš manau, kad prezidentas gali sėkmingai bendradarbiauti su Seimu, vienokia ir kitokia valdančiaja koalicija, jeigu yra tas noras bendradarbiauti. Aš visada laikausi nuomonės, kad taip, politinė konkurencija tarp prezidento, kuris yra nepartinis, nedeleguotas partijos ir partinio Seimo, visada gali būti. Bet yra klausimų, kuriais, tiesiog galima pamėginti susitarti, nes tai yra visiems labai svarbus klausimai. Tai yra socialinė politika, tai yra atskirties mažinimas, tai yra saugumo klausimai. Ir aš nenorėčiau viską galbūt taip tapyti juodai arba baltai. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, saugumo klausimais mes turime puikią instituciją Valstybės gynimo tarybą, kurioje dažniausiai priimame sprendimus konsensuso pagrindu, net nedažniausiai visada. Ir tie sprendimai po to jau tampa konkrečiais krašto apsaugos sistemos sprendimais, teisėkūros iniciatyvomis ir taip toliau ir panašiai. Pavyzdžių yra, tik tai, galbūt norėtųsi, kad kartais tie pavyzdžiai išsiplėstų ir kitas sritis, tokias kaip Seimas. Bet dar kartą kartoju, politinė konkurencija yra politinė konkurencija, kartais jį užgožia viską ir tada jau tikėtis racionalaus elgesio yra gana sudėtinga. Ponia Šimonytė, apie susitarimą dėl gynybos dalykų, ką čia Gitanas Nausėda kalbėjo šiandien, kaip tik visai netrukus, beje, po valandos bus spaudos konferencija dėl 4 procentų iniciatyvos. Jie sako, surinko 50 000 tai remiančių piliečių parašų. Kiek realių 4 procentai ir iš ko paimti ar nuo ko nuimti tos 4 procentus? Vėlgi, čia turbūt yra klausimas man pirmiausia kaip žmogui, kuris dirba vyriausybėje ir kuris turi pateikti pasiūlymus vienokius ar kitokius Seimui tam, kad tokios idėjos būtų įgyvendintos, tai aš taip pasakysiu. Kad labai gerai, kad yra žmonių, kurie rūpinasi krašto saugumu ir tuo rūpinasi ne tik politikai, ne tik kariuomenė, ne tik krašto apsauga, ne tik prezidentas su premjere, ne tik politinių partijų vadovai, bet taip pat ir verslo žmonės, šiaip iniciatyvūs piliečiai. Ir man čia didžiausias privalumas šitos akcijos pilietinės iniciatyvos turbūt yra tame, kad žmonės pagalvojo apie tai, ar tikrai tai yra svarbu ir daugam tai pasirodė svarbu. Tačiau gyvenimo proza yra tokia, kad vis dėlto tam, kad mes galėtumėm skirti 4 procentus krašto apsaugos finansavimui nuo bendrojo vidaus produkto, kai dabar skiriame maždaug 2,8, tai tam reikia papildomo nei daug nei mažai, bet apie 1 milijardo eurų, kurį kažkas turėtų sumokėti arba kažkas turėtų mokesčių mokėtojų sąskaitą pasiskolinti. Ir tai jau yra labai nemenkos sumos. Tai turint minty, kad dabar politinės partijos diskutuoja tarpusavėje, kaip pasiekti 3 procentų bendrojo vidaus produkto finansavimą artimiausių metų, tai yra pageidautina nuo 25 metų. Akivaizdu, kad tą didesnę ambiciją turėti galima ir reikia matyti, bet aš vis dėlto būčiau šalininkė to, kad mes pirmiausia priimtumėm sprendimus dėl to, kas yra artimesnis tikslas. Ir manau, kad mes esam geram kelyje ir tuos sprendimus rasim, bet greičiausiai tai nebus diskusijų pabaiga, todėl kad, grėsmė neįtikėtina, kad kažkur išnyks artimiausių metų, mums rūpinti savo saugumu reikės ir toliau ir reikės jo rūpintis dar labiau. Pone Nausėda, 4 procentai gynybai, kiek realu? Kad gražiai iniciatyva ir visiškai neseniai apie tą iniciatyvą kalbėjausi su Lenkijos Respublikos prezidentu Andžejumi Duda. Kaip jūs žinote, Lenkija yra ta valstybė, kuri turi vieną iš didžiausių krašto apsaugos finansavimo procentų visame alijanse, NATO alijanse, ir tai sveikintina, tačiau čia yra 2 klausimo pusės. Vienas dalykas yra nustatyti tikslą ir siekti jo,
Galbūt per 1, galbūt per 3 metus, galbūt per 5. Geriau būtų, kad greičiau. Kita klausimo pusė yra, o kokių šaltinių sąskaitą tai padarysime. Ir čia mes jau, aš pats truputį pasigendu tam tikro solidarumo. Tai yra pagrindinė idėja, kuri kartu su tuo 4% šūkiu ėjo. Bent jau viena iš tokių idėjų buvo, nustatykime tiesiog didesnį pridėtinės vertės mokestį. Kaip ekonomistas galiu pasakyti, kad pridėtinės vertės mokestį moka galutinis vartotojas arba gyventojas ir tada išeina taip, kad vieni agituoja už didesnį procentą, o kiti turi už tai susimokėti. Tai matyt, kad čia reikėtų dabar daugiausia kalbėti apie finansavimo šaltinius. Džiaugiuosi, kad ta finansavimo diskusija yra prasidėjusi, geriau vėliau, taip sakoma, negu niekad. Ir man atrodo, jau po truputį kalibruojasi arba išryškėja tam tikri pagrindiniai dalykai, kurių sąskaita galėtume siekti to didesnio finansavimo. Tai yra verslo pajamų mokestis, tai yra galbūt ir akcizų tam tikri padidinimo dalykai. Tai jau tampa konkrečiomis pinigų sumomis. Veikiausiai tai toli gražu nepasiekia to 1 milijardo eurų. Bet dar kartą kartoju, kaip judėjimas link didesnio krašto finansavimo, idėja yra sveikintina ir dabar turėtume visi sąžiningai kalbėti apie tai, kiek gali kiekviena visuomenės grupė prie to prisidėti. Irena Vilnietė turi klausimą Gitanui Nausėdai. Labadiena, Irena. Labadiena. Klausom. Atsiprašau. Gerbiamas prezidentė, norėjau paklausti, kodėl nusprendėte neatsakinėti į Seimo komisijos, kuri tyria valstybės saugumo departamento Tomo Gailiaus pranešėjo istoriją. Į tos klausimus. Ar galite atsakyti? Ačiū Jums. Galiu atsakyti, nes tikrai turiu rimtų abejonių dėl šitos komisijos sudarimo teisėtumo. Kaip jūs žinote, dėl šitos komisijos veiklos ir sudarimo iš karto net 2 kreipimais į Konstitucinę teismą yra pateikti. Taip pat padarė pakankamai nemalonų įspūdį tai, kad klausimai man buvo atsiusti tada, kuomet jau ponas Bakas pradėjo sakyti, kad jisai rašo išvadas. Tai reiškia, kad mano atsakymų ten niekam ir nereikėjo, nuosprendis jau buvo paskirtas iš anksto. Ir trečias dalykas, tikrai nemaloniai nuteikė ir tai, kad šitos komisijos posėdžiuose žmonės pasijusdavo kaip tardymo izoliatoriuje, kuomet vos nesustalinę lempą nukreipusi veidą buvo mėginama priversti juos kalbėti taip, kaip norėjusi komisija arba jos pirmininkui. Kai dirbama tokiais pagrindais ir su tokia darbo kultūra, tai žinoma, kad bet koks kreipimasis ir bet koks bendradarbiavimas tokia komisija yra savotiškas tos komisijos legitimizavimas. Ir aš manau, kad ateityje apie šios komisijos veiklą mes dar išgirsime daugiau detalių. Pone Šimonytė, jūsų programoje rašoma, kad jūsų užsienio politika bus matuojama ne nuotraukomis, o pasiektais nedviprasmiškai susitarimais. Su kuo ir kokie tie susitarimai? Manau, kad svarbiausi susitarimai, kurie šiuo metu turėtų būti pasiekti ir ko Lietuvai labiausiai reikia, tai kad Lietuvos saugumas būtų apgintas visais įmanomais būdais ir čia turint minty ir mūsų partnerių buvimą Lietuvoje kaip įmanoma didesnį ir tie sprendimai, kurie yra reikalingi Ukrainai tapti ES nare, o taip pat ir NATO nare ir visa tai, kas de facto tvirtina Lietuvos saugumą visais įmanomais būdais. Pane Nausėda, kuo jūs matuosit savo užsienio politikos sėkmę? Lietuva turi vaidinti aktyvų vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje, nes šiandien yra puikus momentas tikrai pasakyti pasauliui tai, ką mes galvojame, nes pasaulis mūsų klausosi. Klausosi pirmiausia dėl to, kad mūsų nuogastavimai, mūsų apeliavimas į Rusijos agresyvius kėslus eilę metų buvo, bet į jį buvo žiūrima kaip į tam tikrų istorinių stigmų turinčių valstybių nuoskaudų deklaravimą. Po 2022 metų vasario 24 dienos viskas pasikeitė iš esmės ir šiandien viso pasaulio šalių lyderiai, arba bent jau tų mums labai artimų valstybių lyderiai tikrai labai atidžiai klausosi tai, ką mes sakome. Taigi mūsų vaidmuo turi būti aktyvus,
Lygiai taip pat mes ir darome, ir NATO viršūnių susitikimas praėjusiais metais, ir 3 jūrų viršūnių konferencija šiais metais, ir daug kitų tarptautinių formatų, kurie vyksta būtent Vilniuje, ne kur nors kitur, atspindi Lietuvos aktyvumą tarptautinėje politikoje, kurį turime išnaudoti pirmiausia Ukrainos pergaliai. Ukrainos pergalė būtų visų mūsų pergalė ir būtų tikrai ilgalaikės ir labai, tokios tvarios taikos garantas. Todėl turime to siekti visomis išgalėmis. Vilius Vilnietis, taip pat klausimas Gitanui Nausėdai. Labą rytą. Labas rytas. Gerbiamas prezidentė, kreipiuosi jūs kaip eilinį Lietuvos pilietį, siekiantį prezidento posto. Kaip jums, kaip žmogui atrodytų, jei esamas prezidentas, čia nekalbu, sakykime, apie jūs, praneša apie Volkovo užpuolikų areštą, o neteisėsaugininkai teikiantys šią bylą ir žinantis, kada tai galima daryti, kad nepakenktų tyrimui, nes nei viename tyrime nėra surenkami duomenys turbūt iki galo. Jūs tą puikiai žino. Negi jūs manot, kad žmonės nesupranta, kad tai buvo tiesiog prezidento pasipaikavimas, kuris norėjo išlikti aukščiau visų ir kai kurios tyrimų detalės jau dabar nepasiekiamus. O tai šis jūsų pasisakymas, mano supratimu, palaikydamas jūs, aš turiu pasakyti, kad jūsų reitingui turbūt davė minus. Dabar tik tai tiesos. Ačiū, Viliu, tik ryšys prastokas, bet manau, kad esmę išgirdom. Pone Nausėda, dėl... Taip, esmę aš išgirdau. Gal gerbiamas ponas nežino, kad tą pačią dieną Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas pranešė apie sulaikytą Baltarusį, kuris organizavo šitų 2 asmenų veiklą užpuolant Leonidą Volkovą. Visos detalės man buvo žinomas, štai kodėl apie šį faktą sužinojau turbūt prieš 3-4 savaičių ir griežtai laikiausi principo neskelbti to, kad nepakenkti tyrimo eigai ir operacijos eigai. Kai tik tai atsirado galimybės tai padaryti ir kaip aš dar kartą kartoju, tą pačią dieną buvo paskelbta ne tik tai mūsų institucijų, bet ir Lenkijos pusės, beje, aukščiausių politinių lygių, o ne kažkokio teisėjo saugos institucijų pareigūnų. Tai buvo padaryta. Taigi, nežinau, dėl ko čia visa šita istorija iškilo, man tai atrodo visiškai normalu ir mėginimas nurodinėti man, ką aš galiu kalbėti, ko aš negaliu kalbėti, tai dar kartą eina į tą patį paveikslą. Konservatoriai norėtų, kad apskritai prezidentas geriau nekalbėtų iš viso. Na, gal aš norėčiau jau čia įsiterpti, kad jau tie konservatoriai buvo paminėti, tai aš norėčiau atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, vis dėlto Lenkijos premjeras turėjo reaguoti į Gitano Nausėdos viešai paskelbtą informaciją ir jis tą komentavo gerokai vėliau. Ir taip jau būna gyvenime, kad kai kažkas kažką pasako, kitiem tenka komentuoti taip, kaip teko komentuoti Lietuvos policijai ir prokuratūrai. Tai vis dėlto tokiais atvejais, kai yra tikrai labai sudėtinga, labai didelė operacija, kur žmonės sėdėjo akis išvarvinę ir dirbo tam, kad būtų pasiektas maksimaliai geras rezultatas. Na, prokuroras priima paprastai sprendimą, kada jau yra visiškai saugu tą informaciją teikti ir turbūt čia yra tų pareigūnų, kurie tą darbą atliko. Na, jų šlovės valanda, jų kažkokia toks momentas, kada jie gali išeiti viešai ir pristatyti savo darbą. Ir man atrodo, kad politikam nereikėtų to daryti, bet čia yra mano nuomonė tuo klausimu. Pane Nausėda, dar... Ačiū už pastabą, Ingrida. Tikrai gal šiek tiek pratęsiu, tikrai neberutuliodama šitos temas, nes aš nematau čia kažkokio ypatingo konflikto šaltinio. Lygiai tą pačią dieną pasakydamas apie sulaikymą padėkojau tikrai mūsų kriminalinės žvalgybos specialistam, kurie atliko puikų darbą, ir jie patys, ir Lenkijos pareigūnai. Dar kartą kartoju, kad tai buvo suderinta su Lenkijos puse. Lenkijos pusė neturėjo jokių priekaištų ir Lenkijos pusė mane informavo labai gerai apie detalės ne pareigūnų lygių, o mes kalbėjome apie tai su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda dar prieš 3-4 savaičių. Tačiau vienas kito nepaneigė. Mūsų pareigūnų darbas buvo puikus, rezultatas padarytas ir ateityje planuojant panašaus pobūdžio išpolius Lietuvoje, reikės turbūt planuotojams atsižvelgti, kad nusikaltėliai bus pagauti.
Pone Šimonyte, naujo kariuomenės vado skirimas bus vienas pirmųjų darbų naujai išrinktam prezidentui. Ar įsivaizduot, kas galėtų užimti šias pareigas ir pagal kokius kriterijus rinktumėtės, jeigu taptumėt prezidente? Manau, kad laikmetis tiesiog diktuoja tam tikrą lyderystę ir, sakykime, tam tikrus principus, kurie, man atrodo, kad būtų labai labai svarbus. Tai būtų svarbu, kad kariuomenės vadas vertintų ne tik kariuomenės vaidmenį šalies gynyboje, kuris yra svarbus ir kertinis, ir tikrai tai pastaruoju metu nemažai investuota, gynybos biudžetas padidėjo 2 per šios vyriausybės kadenciją, bet taip pat ir vertintų visuomenės įsitraukimą ir sakykime, tos visuotinės gynybos koncepciją. Man labai smagu, kad dabar tarsi jau diskusijos dėl komendantūrų, kurios prieš keletą metų kėlė labai didelės kontroversijas, jau vyksta labai sklandžiai. Ir diskusijos dėl visuotinio šaukimo taip pat nebuvo lengvos, kadangi girdėjome tokio, ir skeptiško požiūrio, kam reikia to visuotinio šaukimo, kadangi užtenka profesionalios kariuomenės. Ir žinoma, kad esamomis aplinkybėmis ne. Tai norėtųsi, kad kariuomenės vadas išties demonstruotų, tokį rimtą palaikymą visuotinės gynybos koncepcijos. Ir žinoma, ne paskutinis klausimas yra patirtis, kuri ne tik formaliai yra surašyta, ką turi atitikti kariuomenės vadas, bet taip pat ir tarptautinė patirtis, kuri, mano supratimu, bet kokiam kandidatui yra be galo svarbi. Yra iš ko rinktis? Yra iš ko rinktis, manau, kad Lietuvoje jau turime karininkų, kurie yra užsitarnavę ir reputaciją, ir įgyję patirtį įvairialypę ir tikrai gali puikiai vadovauti kariuomeniai. Pone Nausėda. Kariuomenės vadą skirsime labai svarbiam 5 metų laikotarpiui, kuomet pajudės didžiulė dalis mūsų darbų, kuriuos nusimatome artimiausią 10-metį. Tai yra pirmiausia, per šį artimiausią 5 metų laikotarpį mes priimsime Vokietijos brigadą 100%, sudarysime visas sąlygas ir ji bus dislokuota taip, kaip numatyta mano ir kanclerio Olafo Scholzo komunikate. Taip pat labai svarbu, kad kariuomenės vadas tikrai būtų pajėgus įgyvendinti tuos ambicingus kariuomenės modernizavimo tikslus, kuriuos mes turime. Ir tikrai tai pareikalaus nemažų finansinių išteklių, todėl turime turėti labai gerai veikiančią ir krašto apsaugos ministro, ir kariuomenės vado, ir viso generaliteto komandą, kuri labai tiksliai, prasmingai ir optimaliai skirstytų išteklius ir įsigytų tai, kas yra tikslingiausia įsigyti, ką galima operatyviausiai įsigyti. Taip pat šauktinių reformos klausimas tikrai išjudės iš vietos ir manau, kad čia kariuomenės vado balsas taip pat yra labai svarbus. Ir kiti aspektai taip pat yra labai svarbus, štai kodėl kariuomenės vadas privalo turėti ne tik tai platų požiūrį, ne tik tai gebėjimą dirbti tarptautinėje bendruomenėje, tarptautinėje erdvėje, nes tikrai bendradarbiavimo yra labai daug, bet jis turi būti ir psichologiškai tvirtas žmogus, kuris vienokioms ar kitokioms provokacijoms ištikus nepamestų galvos ir tikrai žinotų labai aiškiai, ką jis daro ir koks yra jo veiksmų planas. Tokių žmonių yra, jų yra ir tarp tų dabar dažniausiai minimų kandidatų. O pasirinkti, jeigu rinkėjai suteiks man pasitikėjimą ir man reikės tai daryti šių metų vasarą, pasirinkti vieną iš tų kandidatų reikės man, tada man reikės teikti į Lietuvos Respublikos Seimą ir Lietuvos Respublikos Seimas nuspręs, kas turėtų būti kariuomenės vadas ateinančius 5 metus. Pone Šimonyte, už ką balsuotumėt Jungtinių valstijų prezidento rinkimuose? Donaldą Trumpą ar Joe Bideną? Jungtinėse Amerikos valstijose rinkimai kaip ir Lietuvoje yra slapti, tai balsuočiau pagal sąžinę, bet man atrodo, kad mes kartais Lietuvoje čia tokį organizuojam konkursą, kas geriau. Tai mes neturim prabangos svarstyti šito klausimo iš pozicijos, kas geriau ar kas negeriau, kadangi, kaip bežiūrėtum, Jungtinės Amerikos valstijos yra tiek svarbus Lietuvai partneris,
kad mes turėsime mokėti dirbti su tokia administracija ir tokiu prezidentu, koksai būtų išrinktas. Ir kokios strategijos reikėtų, jeigu Donaldas Trumpas turint omeny jo nenuspėjamumą? Na, tiesiog reikia tą nenuspėjamumą įvertinti kaip faktorių ir jis toks yra ir jis toks ir buvo. Tačiau jeigu mes grįšime, tarkim, į pirmąją kadenciją, į tą kadenciją, tiksliau sakant, kai Donaldas Trumpas buvo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, tai jo teiginiuose buvo ir tų dalykų, kuriuos mes patys kartojame labai labai seniai, pavyzdžiui, apie gynybos finansavimą. Ir tai, aišku, maniera galbūt, kurią mes apie tai kalbėjome savo partneriams skyrėsi, bet dabar jau nuo to laikotarpio, kai ta diskusija vyko, šiandien pasaulis yra pasikeitęs, jau dabar visos NATO valstybės tikrai, na, bent jau, jeigu nepasiekė 2% nuo bendrojo vidaus produkto, tai aktyviai to siekia ir požiūris į gynybos išlaidas yra reikšmingai pasikeitęs. Ir tas lūkestis, kad Europa gali kliautis Jungtinių Amerikos valstijų saugumo garantijomis pati nedarydama nieko, manau, kad tai jau yra praeitis. Ir tiesiog reikia mokėti dirbti su kitokio temperamento žmonėmis, negu galbūt toj tokioj, na, tradiciniai ir tokioj politkorektiškoj, taip sakyčiau, aplinkoje dabar dirbame, jeigu tokia situacija susiklostytų. Tiesiog Lietuvai, na, čia ne mūsų pasirinkimas, čia Jungtinių Amerikos valstijų piliečių pasirinkimas, o mums tiesiog reikės dirbti ir užtikrinti savo interesų apgynimą su tokia administracija, su kokia rinkėjai pasirinks. Klausytojas skambina Giedrius, jeigu teisingai atsimenu, klausimas Ingridai Šimonytei. Giedriu, labą rytą. Labą rytą. Prieš šios 4 metus jūs draugė su visa valdančiaja dauguma, ir turbūt šios dienos oponentu, į Lietuvą grąžinote iš esmės komunizmą. Segreguota visuomenė, cenzūruojama, vyriausybė demonstruoja nekompetenciją, turbūt nėra nei vieno ministro, kurio nelydėtų koks nors skandalas. Visa tai atsitiko dėka to, kad jūs prieš rinkimus deklaravote aukštesnę politinę kultūrą ir atsakomybę, todėl buvote išrinkta į valdžią. Ir po rinkimų elgintis priešingai leidote savo pareikšti, jog jei nepatinka, galėsite po 4 metų išsirinkti kitus. Kitaip sakant, rinkiminė kampanija tai buvo melas, o tai darantys žmonės liaudėje vadinami melagiais. Tad klausimas, tapus prezidente, ką pakeisite savyje, kad to daugiau nedarytumėte ir kaip žinoti Lietuvos žmonėms, kad dabar atsakinėjantį mano klausimą, jūs nemeluojate. Ačiū, Giedriu, jums, ponia Šimonytė. Na, šiaip jau aš manau, kad galėčiau gana užtikrintai teikti, kad nemeluoju viešai. Ir jums nemeluoju taip pat dabar, bet jūs savo klausime šiek tiek mano pasisakymą išėmėte iš konteksto. Nes pasisakymas turėjo labai konkretų kontekstą. Tai buvo tas laikas, kada buvo renkami parašai už tai, kad būtų atšauktas iš Žmogaus teisių komiteto pirmininko Tomas Vytautas Raskevičius. Ir tiesą sakant, žmonėm atrodė, kad jie gali va štai parašais atšaukti Seimo skirtą pareigūną, už kurį buvo balsuota, už kurį apsisprendė dauguma, kuri Seime susidarė. Tai komentaras toks ir buvo, kad taip neatšaukiami nei komitetų pirmininkai, nei ministrai pirmininkai, nei ministrai taip neatšaukiami. Yra rinkimai, demokratinis procesas, per kuriuos keičiasi valdžia, jeigu rinkėjai taip nusprendžia. Tai aš ir toliau laikausi tos nuomonės, kad demokratinėje šalyje, kokia yra Lietuva, valdžia yra keičiama per rinkimus. Jeigu rinkėjams atrodo, kad kiti žmonės yra vertesni pasitikėjimo, tai tada toks pasirinkimas ir yra daromas. Pone Nausėda, alternatyva Jungtinėms valstijoms Europoje, kokia gali būti, ar yra Emanuelio Makrono iniciatyvos, čia irgi paskutinis pareiškimas dėl branduolinio ginklo, kad galima būtų jį naudoti visos Europos gynybai. Kiek tai gali būti Prancūzija atsvara Jungtinėms valstijoms, jeigu Donaldas Trumpas taptų prezidentu ir įgyvendintų tai, ką kalba, na, tokia izoliacija didesnė Jungtinių valstijų, atsitraukimą nuo NATO ir taip toliau? Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti taip pat tą klausimą dėl Donaldo Trumpo ir Joe Bideno. Iš tikrųjų, abu prezidentai turi be jokios abejonės savo labai skirtingą charakterį, charizmą, bet man teko dirbti kartu su jais abiem. Su Donaldu Trumpu tai buvo 2019-2020 metais. Su Joe Bidenu, kaip jūs puikiai prisimenate, jis netgi lankėsi Vilniuje ir mes turėjome ne tik tai NATO viršūnių susitikimą, bet ir dvišalį susitikimą.
Taip, tai skirtingi žmonės, bet kiekvienas iš jų klausosi argumentų. Ir aš pamenu puikiai, kaip Donaldas Trumpas pirmą kartą atvyko į NATO būstinę Briuselyje ir kaip visi kiti sąjungininkų vadovai bijojo, kad pasižiūrės į šitą pastatą ir pasakė, oi, koks brangus, jis uždarys ir ne tik tai pastatą, bet ir visą NATO organizaciją. Taip neatsitiko. Taip neatsitiko ir kaip tik aš manau, kad buvo labai daug kalbama apie tai, kad valstybės narės turi prisimti daugiau finansinių įsipareigojimų ir prisidėti prie NATO kaip bendros organizacijos. Tai ir atsitiko ir kai kurios valstybės susipurtė, tame tarpe Vokietija, nes tuo metu dar buvo ankstesnė kanclerė, taip liejosi nemažai priekaištų jos atžvilgių, bet tai nesužlugdė ir net nesusilpnino NATO, atvirkščiai tai sustiprino NATO. Todėl dabar žvelgiant į ateitį, aš manau, kad Europa bet kuriuo atveju turi prisimti daugiau iniciatyvos ir naštos savo, nepriklausomai nuo to, koks bus Jungtinių Amerikos valstijų užsienio politikos kursas. Ji tą darys. Prancūzijos prezidento Makrono iniciatyvos yra geros tuo, kad jos skatina diskusiją ir skatina tikrai imtis daugiau lyderystės, negu turime dabar. Visi dabar kalbame, surinkime amunicijos, surinkime ginklų, pasiūskime. Turime galvoti ir apie visus būdus, kokiu būdu pasiekti taikos ir svarbiausiai pasiekti pergalę. Tai aš galvoju, kad strateginės autonomijos klausimas, kurį prezidentas Makronas kažkada kėlė ir kas buvo traktuojama kaip konkurencija NATO, šiandien mes turime jį vertinti visiškai kitaip. Šiandien Europos strateginė autonomija reiškia, kad Europa nori imtis daugiau atsakomybės plėtodama gynybos pramonę ir didindama savo saugumą, kad taptų ne tik tai patikima, bet lygiavertė partnerė Jungtinėms Amerikos valstijoms, kas deja praeityje to nebuvo. Ar galėčiau dar truputėlį įsiterpti dar į vieną, man atrodo, svarbų aspektą, kuris čia yra paminėtinas. Ir nemanau, kad tai yra labai skirtinga, ar bus išrinktas vienas ar kitas Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas. Galbūt aštrumas klausimo gali būti truputėlį skirtingas, bet reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu mes jau esame partneriai, tai mes taip pat turime girdėti ir kas mūsų partneriams svarbu. Ir tarkim, ta pati politika Kinijos atžvilgių, kur, Europos Sąjungoje ilgą laiką tos bendros politikos apskritai galima sakyti, kad nebuvo, nes didelė šalis bandė dvišalių pagrindų tuos klausimus kažkaip spręstis labiausiai išeidamos iš verslo interesų, o mažesnės valstybės Kinija bandė pakuoti į visokiausius formatus, kur galėtų nurodinėti, kokios politikos tos mažesnės valstybės turėtų laikytis mainais už kažkokias ten nedidelės nuolaidas ar dovanėles. Tai man atrodo dabar ir ta situacija labai smarkiai gali keistis, todėl kad, jeigu mes tikimės iš Jungtinių Amerikos valstijų dėmesio Europos saugumui, tai lygiai taip pat matyti natūralu ir Jungtinėm Amerikos valstijom tikėtis iš Europos supratimo Jungtinių Amerikos valstijų rūpesčiui kitose pasaulio regionuose. Dar vienas klausytojas, Lukas, irgi klausimas Ingridai Šimonytei. Labą rytą, Lukai. Labą rytą, sveiki. Norėčiau užduoti klausimą gerbiamai premjerai. Tai jūsų rinkiminėje kampanijoje figūruoja šūkis su stuburu. Kodėl taip akcentuojamas stuburas ir kodėl jums tai atrodo svarbu? Ačiū. Ačiū. Man atrodo, tai yra svarbu tokiais laikais, kokiais dabar gyvenam. Todėl, kad labai dažnai esame tokioje situacijoje, kai nėra vietos dviprasmybėm, kai iš tikrųjų nuomonę savo reikia ne tik turėti, bet reikia mokėti ją pasakyti, reikia mokėti ją ir apginti. Dar viena klausytoja, Agnė Vilnietė, vėlgi Ingridai Šimonytei klausimas. Paskutinis klausimas jau Ingridai Šimonytei iš klausytojų, bet dar Gitanui Nausėdai. Mėly klausytojai, vieną klausimą galite užduoti. Agnė, labą rytą. Labas rytas. Norėčiau premjerės paklausti, ar galėtų pagrįsti, per žiniasklaidą sužinojom per televizorių, kad Seimo nariams 100% pakilo nuo sausio 1 atlyginimas. Reiškia, gaus apie arti 5,000, dar kanceliarinėse tai pusantrų, kažkur tai iki 7,000. Tai va, girdėjome žiniasklaidos, rodė ir lentelę, tai norėtume sužinoti, kodėl taip tyliai, slapčia žmonėms.
Taip, Agne, supratom, ponia Šimonytė. Ačiū už klausimą. Tai noriu pasakyti, kad šitam Seimui ir šito Seimo nariams tikrai jokie atlyginimai nuo sausio 1 nepakilo, bet iš ties buvo praėjusiais metais, birželio mėnesį, priimtas visas pluoštas įstatymų, kuriais buvo peržiūrėtas darbo užmokestis visoje valstybės tarnyboje, visame viešajame administravime, teisėsaugoje ir taip pat politikoje, ir buvo nustatyti didesni atlyginimai arba galimybė mokėti didesnius atlyginimus institucijose, reguliuojant jau lankstesnę tvarką per darbo užmokesčio politiką. Kodėl tai buvo padaryta? Todėl, kad aš labai tikiu ir dabar tikiu ir visada tą tikėjau, kad pigi valdžia, tiesą sakant, visiems mokesčių mokėtojams labai brangiai kainuoja. Ir tiek teisėjų darbo užmokestis buvo padidintas, tiek prokurorų darbo užmokestis buvo padidintas, ir tai jau dabar, tai jau dalykai, kurie įsigaliojo nuo sausio 1 dienos. Dėl politikų, kadangi Seimas priiminėjo sprendimą dėl politikų darbo sąlygų pakeitimo, buvo sutarimas, kad neturėtų dabartinis Seimas priimti to sprendimo dėl savęs, o turėtų priimti dėl būsimo Seimo. Ir aš labai tikiuosi, kad kada bus nustatytas didesnis darbo užmokestis, kuris dabar yra įstatymuose nustatytas, mes Seimo rinkimuose turėsime geresnį pasirinkimą gerų kandidatų, kurie ryšis rinktis politinę karjerą tam, kad tarnautų Lietuvos žmonėms. Rėjus parašė mums elektroniniu paštu, tai čia ir bus paskutinis klausimas Gitanui Nausėdai. Praeitų rinkimų metu sakėte, jog dėl solidarumo įsiseksite LGBT ženklelį. Premjerė tai padarė, kodėl nerodote solidarumo, ar dėl to, kad tai kenkia jūsų reitingams? Na, aš nemanau, kad čia reitingų klausimas. Aš laikiausi šiuo klausimu nuoseklios pozicijos, jį nepasikeitė, man nereikėjo jos kaitalioti. Aš ir tada, ir dabar laikausi nuostatos, kad vienos lyties žmonių sąjungą arba partnerystę reikėtų teisiškai reglamentuoti. Ir, tenka tik taip gailestauti, kad galbūt užsimoja įgyveninti civilinės sąjungos įstatymą, parlamentarai apskritai nieko nepadarė ir nei civilinio kodekso pakeitimais, nei kitais būdais tų santykių nereglamentavo, to jau matyti ir nebepadarys. O ateityje aš galvoju, kad vis tiek mūsų visuomenė artės prie tam tikrų sprendimų. Ir padarysime tai nepažeisdami Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio nuostatų. Tai kokią formą reikėtų tai teisinti jūsų akimis? Aš manau, kad šiandieninėme etape, dabartinėmis sąlygomis tai geriausia būtų daryti per civilinio kodekso pakeitimus, tiesiog įprasminant tam tikrus dalykus, kurie yra tikrai nesuvokiama, kad žmonės negali naudotis jais, sužinoti informaciją apie sveikatą, paveldėjimo klausimus, tvarkytis. Kiek žinau, Lietuvos krikščionių demokratų ir konservatorių partijos vienas iš lyderių, ponas Saudargas, tokį projektą teikė. Jis buvo patrauktas, jeigu taip galima pasakyti, tikintis, kad pavyks įgyveninti civilinės sąjungos įstatymą, tačiau kadangi tai nebuvo padaryta, nei vienas, nei kitas kelias nebuvo pasirinktas, todėl yra taip, kaip yra. Ir šiuo metu mes turime tiesiog tokią plūduriuojančią teisinių požiūrių situaciją. Pane Šimonytė. Aš norėčiau pakomentuoti, nes vis dėlto, man atrodo, tai nėra labai sąžiningas kalbėjimas, turint minty, kad tas alternatyvus projektas kalba apie civilinio kodekso dalį susijusią su sandorių teise. Tai jeigu mes norime pasakyti, kad du vienas kitą mylinti žmonės, tegu jie bus vienos lyties, yra ne šeima, o UAB, tai mano nuomonė tai yra labai nepagarbu tų žmonių atžvilgių. Ir kai prasideda diskusija, kad mes galim sureguliuoti, bet maždaug taip sureguliuokim kaip akcininkų santykius uždarojoje akcinėje bendrovėje, tai tikrai neturi nieko bendra su žmogaus teisėmis ir tai jau yra visai atskiras, taip sakant, požiūris. Ir nėra alternatyvos sureguliavimui per civilinio kodekso 3 knygą, kuri numato beje partnerystę ir kur galėtų tie klausimai būti išspręsti. Pane Nausėda, dar norit reaguoti, matau? Lygiai taip pat nesąžininga ir nepadaru tampyti Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnį kaip kokią harmoniką ir pritemti jį prie vienų ar kitų grupių interesų. Jeigu visuomenė yra konsensusas ir mes tikrai norime išspręsti dalykus galutinai, keiskime Lietuvos Respublikos konstituciją ir kad niekas nebeturėtų jokios erdvės traktuoti
šeima, santuoka, kiek čia gali būti šeima santuokos pagrindu, kiek nesantuokos pagrindu. Taip kad, žinote, gal palikim šitą klausimą ir neauklėkim vienas čia kito ir pasilikime prie savo nuomonės, nes demokratinės visuomenės vienas iš atributų yra tiesiog susitaikyti su kito nuomonė ir nemėginti jį pertemti į savo pusę. Tada tą galima visada padaryti, kada yra aiški kito nuomonė ir aš tikrai gebiu gerbti kitą nuomonę, tik tai tiek, kad konstitucijos keisti šiuo atveju visiškai nereikia, kadangi konstitucija labai aiškiai pasako, kas yra santuoka. Ir niekas nekalba apie santuoką ir santuokos įteisinimui išties reikėtų keisti konstituciją. Bet mes kalbam apie civilinį kodeksą ir apie jame numatytus dalykus. Ir tiesą sakant, šeimos išaiškinimą yra pateikęs mūsų Konstitucinis teismas. Tai gerbkit ir savo bendrapartiečio poziciją, arba net ne vieno, turbūt 14 bendrapartiečių poziciją, kurie vis dėlto laikosi kitos nuomonės ir jūs nemėginate ten turbūt savo partijoje juos pastatyti į vietą. Kaip matėte, visi su rankom vaikšto. Dabar Ačiū Dievui. Noriu pakviesti tokį trumpą turą, prašyčiau atsakyti į klausimus taip ar ne, pritariu, nepritariu, jeigu labai norisi išsiplėsti, tai nedaugiau negu vienu sakiniu. Ponia Šimonytė, prezidentui svarbu būti populiariam? Svarbu. Ponia Nausėda? Svarbu. Ar Kinija, ponia Nausėda, yra Lietuvai grėsmė? Kinija Lietuvai yra grėsmė, bet ne tik tai Lietuvai, bet ir visai Europos Sąjungai. Ponia Šimonytė. Taip, ypatingai turint minty dabartinę Kinijos, nesakysiu sąjungą, bet tam tikrą tandemą su Rusija, padedant Rusijai kovoti su tuo, ką mes sprendžiame Europos Sąjungoje ir vakarų pasaulyje dėl sankcijų, dėl Rusijos gebėjimo tęsti karą stabdymu. Ponia Šimonytė, klimato kaita yra grėsmė Lietuvai? Žinoma, kaip ir visam pasauliu. Ponia Nausėda. Visiškai akivaizdu. Tuo galime įsitikinti kiekvienais metais. Pone Nausėda, ar pritarėt Ukrainos atakoms prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą? Ukrainos atakoms, ne Rusijos atakoms. Aš manau, kad Rusijos visuomenė turi žinoti šito karo kainą. Žinoma, kad civilių žūtis yra visada baisios, nesvarbu kokioje pusėje jos būtų, bet Rusijos visuomenė turi suprasti, kad vyksta karas. Ponia Šimonytė. Kalbant apie naftos infrastruktūrą, tai čia mes turbūt net apie civilius netiek daug ir kalbam, bet Ukraina yra užpulta. Ir labai keistas yra įsivaizdavimas tų žmonių, kurie mano, kad jeigu Ukraina yra užpulta, tai karas turi kažkodėl vykti tik tai Ukrainos teritorijoje. Rusija užpuolė Ukrainą. Rusijos teritorijoje karas taip pat ne tik kad gali, bet ir turi vykti. Ukrainos vyrų gražinimas į Ukrainą tam, kad jie galėtų būti mobilizuoti. Ar Lietuva turėtų ieškoti galimybių tą padaryti? Mes kalbėjome apie tai su prezidentu Zelenskiu, kai jisai lankėsi Lietuvoje ir galbūt kažkokių būdų, sakykime, svarstant laikino leidimo gyventi pratesimą, įsitikinti, kad žmogus yra atlikęs savo mobilizacinę prievolę arba yra nuo jos atleistas, galėtumėm ieškoti, bet čia turim tikrai bendradarbiauti ir ne tik su Ukrainos institucijomis, bet ir plačiau, kadangi šiuo metu ES Ukrainos žmonėm galioja vadinamoji laikinoji apsauga. Tai ta laikinoji apsauga, jinai yra gana universali ir tos apsaugos rėmuose garantijos, kurios yra suteiktos Ukrainos piliečiams esantiem ES, yra labai plačios. Tai akivaizdu, kad tai nėra vienos ar dviejų valstybių klausimas. Trumpas turas, primenu, ponia Nausėda. Ukraina turi turėti savo mobilizacinius planus, kadangi po prezidento rinkimų Rusijoje akivaizdu, kad Rusijos visuomenė bus nauja mobilizacijos banga ir šiandien dėja jėgos yra nelygios, ypatingai tomis aplinkybėmis, kai Ukrainai stinga ginklų. Todėl Ukraina turi turėti galimybės ir instrumentus tiesiog pakviesti savo jaunus vyrus atlikti savo pareigą tėvynei. Tai Lietuva turėtų ieškoti tokios galimybės gražinti tos vyrus? Mes turime bendradarbiauti su Ukraina visomis prasmėmis. ES migracijos ir prieglobsčio taisyklės įpareigotų mus kasmet priimti 158 perkeliamus asmenis arba sumokėti daugiau negu 3 milijonus eurų. Kurį variantą, ponia Šimonytė, rinktumėtės? Čia toks labai gal sudėtingas klausimas, kai abu variantai yra pateikiami kaip kažkokia labai didelė priešprieša, bet aš manau, kad Lietuvai nebūtų jokios problemos
integruoti 158 žmonės, jeigu jie norėtų Lietuvoje gyventi ir integruotis. Pone Nausėda. Aš manau, kad finansinis įnašas būtų labiau svarstytina alternatyva atsižvelgianti tai, kad tikrai pastaruoju metu Lietuvoje vyksta didelis tautų judėjimas ir mes matome, kad užsieniečių skaičius Lietuvoje sparčiai auga, kai kurie turi nuolatinius leidimus gyventi, kiti turi laikinus leidimus gyventi, bet mes turime šitos procesus kontroliuoti, o ne šiaip stebėti pasyviai pro pirštus, nes vieną dieną atsibusime ir pamatysime, kad mes jau nebe dauguma. Ar galėčiau ginčytis? Vis dėlto mes kalbame apie žmonės, kurie yra perkeliami iš kitų ES valstybių. Ir tom ES valstybėm, kurios yra mūsų partnerės, su kuriomis kartu esame vienoje sąjungoje, iš kurių tikime supratimo tiem klausimam, kuriuos mes keliam, be kita ko ir dėl paramos Ukrainai, bet ir visais kitais klausimais. Na, negali būti taip, kad visos šalis nuspręstų tik tai susimokėti pinigus ir tada kažkas liktų su visais žmonėmis ir su visa ta problema nelegalios migracijos. Tai mano supratimu mes turim ir iš to taško vertinti šitą pasirinkimą. Pone Nausėda, žiūrėkite, tam ir yra Europos institucijos, aš dalyvauju Europos vadovų tarybos posėdžiuose ir mes ten puikiausiai galime suderinti šitos klausimus taip, kad visi liktų patenkinti. Jeigu jūs sakote, kad vienas kitam neprieštarauja, tai ir būkite maloni pripažinti, kad yra ir vienas, ir kitas sprendimo būdas. Šiandien mes turbūt kalbame ne kokia bus ES institucija, o koks būtų mūsų Lietuvos politikų atsakymas iškeltą klausimą. Tai aš ir pamėginau jį pateikti. Ačiū. Pone Šimonyte, dar keli klausimai labai trumpai. Nauja atominė elektrinė Lietuvai. Reikalinga ar ne? Po to, kai baigsis vertinimai naujų mažųjų reaktorių technologijų, manau, kad apie tai reikėtų rimtai svarstyti. Pone Nausėda. Manau, kad tikrai perspektyvus kelias, mes turime ambicingą atsinaujinančių energetikos išteklių plėtros koncepciją, tačiau yra ir vienas minusas, generavimas nėra labai stabilus. Todėl turėti tam tikrą korą arba tam tikrą branduolinę, ne tik tai branduolinę pagal technologijos rūšį, bet ir branduolį mūsų energetikos struktūroje būtų tikslinga ir mažieji vidutiniai reaktoriai šiuo metu yra sparčiai populiarėjanti technologija. Be abejo, kad Lietuva neturėtų likti šitos diskusijos nuo šalyje, jo labiau, kad turi branduolinę patirtį. Visuotinio turto deklaracija. Pritarėt ar ne, pone Nausėda? Taip. Pone Šimonyte? Nereikalingas dalykas. Ir dabar dar liko 7 minutės, tai dar keli klausimai ilgesniems atsakymams apie priedangą. Šiandien beje irgi bus diskutuojama Seime, labai aktualus klausimas, tai klausimas, kaip padidinti tų priedangų skaičių, o kitas dalykas, iš ko finansuoti. Ir jos skirtingi matymai, ypač kalbant apie senus daugiabučius, kai mes kalbam, tai Kauno savivaldybė nusprendė kažkiek finansuoti, jeigu žmonės nuspręstų senuose daugiabučiuose įsirengti, kitos savivaldybės abejoja, ar čia tą reikėtų daryti. Pone Nausėda, jūsų akimis, kaip padidinti priedangų skaičių ir kas turėtų jas finansuoti? Aš manau, kad čia reikalingas mišrus būdas ir iš tikrųjų palikti savivaldybės su jų galvos skausmu ir nuleisti viską joms ir tikėtis, kad procesas pajudės greitai, nėra labai sąžiningas būdas. Deja, atrodo, kad su vidaus reikalų ministre šito klausimu mes nelabai toli pajudėjome į priekį ir šiandien situacija vis dar yra pirmiausia labai nevienodos skirtingose savivaldybėse, tuo aš įsitikinu lankydamasis juose. Ir kita vertus, iš tikrųjų savivaldybėms stinga pagalbos. Todėl manau, kad rūpestis yra abiejų pusių, šiuo atveju tai net ne pusės, o skirtingos valdžios institucijos. Civilinių priedangų problema yra aktuali problema ir toks vėžlio žingsnis, kokiu mes žengėme į priekį, jas rengdami, yra tikrai nepriimtinas, nes mūsų žmonių saugumas yra tikrai didžiausias prioritetas, gyvename tokioje geopolitinėje realybėje, kokioje gyvename ir nesinorėtų, kad tikrai iškiltų pavojai ten, kur po to galima būtų badyti pirštais ir sakyti, kad nepasirūpinom. Pone Šimonyte. Na, man atrodo, kad čia turbūt mes visą laiką būsime tokiame debate, kai
ponas Nausėda negali įvertinti to, kas buvo padaryta ir visą laiką prisimins tai, kas dar nepadaryta, bet aš vis dėlto norėčiau vertinti, kas buvo padaryta. Tai buvo suinventorizuotos pirmiausia priedangos visose savivaldybėse, kažkas, kas iš viso niekada nebuvo daroma ir situacija nėra bloga. Dabar yra paruošta civilinės saugos koncepcija, kurioje yra įvertinta, ką reikia padaryti papildomai per artimiausią laikotarpį, kad mes galėtumėm išplėsti šitą skaičių. Taip, aš sutinku, kad reikia pagalbos savivaldybėm, bet vis dėlto. Visų pirma, tai yra savivaldybių savarankiška funkcija civilinė sauga, bet net į tai nežiūrint, savivaldybės geriausiai ant žemės žino, kokia yra situacija, kokie yra pastatai, kur galima pritaikyti pastatus priedangom, kur negalima pritaikyti, kokios reikalingos investicijos ir taip toliau ir panašiai. Tai savivaldybių aktyvus vaidmuo čia yra tikrai kertinis ir tikrai, kur sutiktumėm, turbūt sutikčiau su Gitanu Nausėda, tai kad situacija yra skirtinga, nes yra savivaldybių, kurios išties labai rimtai ėmėsi šito darbo ir kur situacija yra tokia, kad iš esmės pakanka priedangų visiems savivaldybės gyventojams. Didžiuosiuose miestuose situacija yra komplikuotesnė, dėl to, kad yra daug žmonių ir reikia daug tų vietų, kuriuose tos priedangos galėtų būti įrengtos, bet tas bendradarbiavimas irgi vyksta su tomis savivaldybėmis, kurios nori spręsti šitą klausimą, tikrai bendradarbiaujama aktyviai ir manau, kad programą patvirtinus ir atradus finansavimo mechanizmą tokį, kuris motyvuotų savivaldybės vis dėlto šitais klausimais užsiimti, galėsim po poros metų matyti jau tikrai visai kitokį vaizdą, nors ir dabar turime priedangų trečdalių gyventojų, manau, kad tai nėra mažai. Apie švietimą dar labai noriu paklausti, apie įtraukų į ugdymą. Aš dar galiu sureaguoti truputį. Matot, 2 metus apie tai kalbame ir kol kas dar viso labo tik tai apie koncepciją kalbam. Po to bus programa, po to bus strategija, po to bus taktika. Ir galiausiai vėl matysime, kad kapstomės popieriuose, bet darbas realiai vyksta labai lėtai. Laikas tai nelaukia, gerbiama premjerė. Laikas nelaukia ir tas laikas bėga negailestingai. Nuo karo Ukrainoje pradžios, jūs puikiai tą žinote, praėjo jau daugiau kaip 2 metai, jau eina 3 metai. Nuo karo Ukrainoje pradžios kažkas suinventorizavo visas priedangas, kurias mes Lietuvoje turim. Labai gerai. Lietuvos žmonėms iš karto palengvėjo, kad jūs suinventorizavo. Dabar jie tikrai gali būti ramus, kad turės stogą virš galvos. 3 minutės įtraukusis ugdymas dar labai noriu paklausti apie tai, kokia garantija, kad jis pavyks nuo naujų metų ir ką daryti, kad visi vaikai jaustųsi gerai šitoj sistemoje? Na, tam reikia tikrai ne tik investicijų į kažkokią materialinę aplinką, kad būtų ten pandusai ar kažkokie durys praplatintos ir kiti dalykai, kurie yra reikalingi. Pirmiausia, tam reikia specialistų, kurie dirbtų mokyklose su vaikais turinčiais specifinių poreikių, ypatingų poreikių. Tai nepaisant to, kad tikrai sparčiai padaugėjo tokių pedagogų per pastaruosius keletą metų, jų vis dar yra nepakankamai, juos vis dar reikės intensyviai ruošti, kad tokios paslaugos, tokio lygio įtraukumas galėtų būti užtikrintas maksimaliai. Ar nenutiks fiasko, kaip su kitais kai kuriais dalykais švietime? Ne, žiūrėkit, tiesiog švietime nereikia tikėtis dalykų įvyksant per naktį dėl to, kad kažkas nori ar dėl to, kad kažkas koja trepsi. Yra objektyvūs dalykai, kurie nepasidaro nei per metus, nei per 2, todėl kad pedagogo rengimas yra kelių metų dalykas. Pone Nausėda. Tai vienas iš svarbesnių klausimų man švietimo sektoriuje, lygiai kaip ir mano inicijuotas lygaus starto įstatymų paketas, kuris taip pat, braškėdam, juda į priekį. Įtraukusis ugdymas šiandien tikrai kol kas situacija nėra labai gera, bet ji yra ganėtinai skirtinga ir mes turime labai gražių pavyzdžių. Štai lankiausi Viduklės mokykloje, kurie net mokytojais padėjėjais dirba kiti mokytojai, gretutinių dalykų mokytojai, kurie nori prisidurti prie savo etato ir tokiu būdu tartum vienas kitam padeda mokykloje. Tai yra mokyklų, kuriuose yra aiški lyderystė ir labai gražiai šitos įtraukio ugdymo problemos sprendžiamos. Bet žinoma, pasikartojantis priekaištas arba tam tikras rūpestis, kuris yra reiškiamas visur, kur tik tai aš lankausi, yra pirmiausia, taip, specialių pedagogų ir padėjėjų trūkumas. Mes kažkada teikėme ir priimtas buvo tikslinių stipendijų įstatymas, bet dėja pagal jį mes paruošti daugiau pedagogų negalime. Ir vėl atsimušame, kaip dažniausiai atsitinka į pinigus, nes stinga finansavimo, tas finansavimas, kuris buvo numatytas,
išaiškėjo, kad nėra pakankamas greitesniam įtraukiojo ugdymo plėtimui. Bet pasakyti, kad viskas yra šitoje vietoje blogai, tikrai negaliu. Turime tikrai gražių pavyzdžių ir man atrodo, kad šitas civilizuotos visuomenės bruožas, kad šalia mokosi vaikai ir turintis specialiųjų poreikių ir jų neturintis, yra labai svarbus tiems vaikams, kurie neturi tų specialiųjų poreikių, nes jie išauga kitais žmonėmis, jie įpranta matyti kitus žmonės šalia savęs ir tai yra tas kelias į mūsų tikrai harmoningą darnią visuomenę, kurioje Atsiprašau, turiu nutraukti, nes visiškai baigėsi laikas. Prezidento rinkimų agitacijos laida. Čia buvo kandidatai. Joje dalyvavo Ingrida Šimonytė ir Gitanas Nausėda. Dar tikrai galite perklausyti ir peržiūrėti šiuos debatus radiotekoje ir mediatekoje.